Kaip sakot? Nu, su dviračiu griuvau. Reikia važiuoti ligoti. Viskas gerai, pasveiksiu. Ne, nereikia vaiką. Ai, bus viskas gerai. Vaikai. Ai, viskas bus gerai. Ne viską. Ai, gyvensiu. Reikia apsišluosti, neturit ką. Važiuosiu tuoj namo, viskas bus gerai. Tai čia buvo. Kaip sakot? Taip. Kovo pradžioje Lietuvos žurnalistikos centre dėsčiau 3 paskaitas būsimiems žurnalistams apie tai, kaip atrodo fotožurnalistika, iš ko jin susideda ir kas tai per daiktas. Atkalbėjęs viską papasakojau ir apie tai, kaip yra manipuliuojama istorijomis, kaip jas galima kurti ir parodyti tai, ko iš tiesų nėra. Ir tam puikiai tiko mano dieną prieš tai daryta avantūra, kuomet mane nugrimavo ir aš atrodžiau kaip po avarijos. Tuomet galvojom, ar man taip eiti į miestą ir pabandyti pasižiūrėti į žmonių reakcijas, ar tiesiog viską nusivalyti ir važiuoti namo. Aš pabandžiau padaryti tai linksmai ir... Aš tai norėjau su tavim draugauti. Pavažinėjau po miestą, pasižiūrėjau, kaip žmonės reaguoja ir ką jie sako į tai, kaip aš atrodau. Aišku, atsisukusių buvo daug ir jų reakcijos tikrai buvo įdomios. Ar Vilnius yra labai draugiškas miestas dviratininkams? Turbūt, kad taip. Bet kaip visuomet yra dalykų, kurie yra patogus dviratininkams ir yra kurie nepatogus. Jis sakė Vilnių naša. Pabandžiau pravažiuoti pro policiją ir pasižiūrėti, ar jie mane stabdys ar ne. Ir stovėjo viena policininkė, tiesa netoliese buvo antras. Kaip mačiau, pasižiūrėjo į mane, bet turbūt suprato, kad viskas gerai, aš galiu važiuoti su dviračiu ir nieko nesakė, nebandė mane stabdyti ir klausti, ar reikia pagalbos. Štai toks buvo mano eksperimentas ir aš visiems sakau, netikėkit viskuo, ką rodo. Kaip sako žurnalistams, tikrinkit faktus ir kartais, kad ir kaip tai atrodo tiesa, tai gali būti netiesa. Ypač jeigu žiūrit per teliką ir galvojat, kad taip tikrai yra, taip tikrai rodė per televizorių, kaip jie gali rodyti tai, ko nebuvo. Ten rodo tai, ko nebuvo. Taip, kad netikėkit viskuo, ką matot, kas ką sako, tikrinkit.